audio festivalis Banguoja. Naktinės perklausos, tinklalaidžių įrašai ir pokalbiai su kūrėjais. Rugpjūčio 16-26 dienomis Vilniuje. Daugiau informacijos banguoja.lt. Organizatorius Nepatogus kinas. Sveiki, čia Radio Dokumentika. Birželį, minint tolerancijos ir pasididžiavimo mėnesį, kviečiame išgirsti 2007-aisiais sukurtą Estijos radijo pasakojimą Uždrausti jausmai. Jo herojus Tavė užaugo krikščioniškoje šeimoje, pasirinko studijuoti teologiją ir norėjo tapti pastoriumi. Bet tam sutrukdė jo seksualinė orientacija. Autorius Mėlis Suldės pasakoja apie jauną žmogų, kuris yra priverstas rinktis tarp savo tikėjimo ir jausmų. Siin Tallinn. Tallinnas. Viru keskuse bussiterminal. Autobusų stotelė prie Viru prekybos centro. Kell on täpselt 5:30. Lygiai 4:30. Otsin rahva seast Ieškau aukšto, liekno, ilgaplaukio jaunuolio vardu Tavė. Kelle nimi on Taave. Mina olen Meelis Suld. Aš Mėlis Suldas. Pirmą kartą su Tavė susipažinau prieš kelias savaitės vienoje kavinėje miesto centre. Tada neturėjome galimybės daugiau pasikalbėti. Sveikas. Labas. Kur keliaujam? Į Lasnamekį. Tu tiesiai iš darbo? Jo, iš darbo. Tuoj pradės lyti. Ruduo sugrįžo. Sakyk, kuo dirbi? Investicinių fondų pardavimo specialistų. Bet juk nesimokai bankininkystės. Ne. Šiaip mūsų filialo darbuotojai visi turi kokį nors ekonomikos bakalaurą ar pamokosi doktorantūrai, kas nors tokio. O aš va teologijos bakalauras. Nu jokinga, bet jeigu išeina, tai koks skirtumas. Važiuojame į Tavės namus. Prisipažinsiu, šiandien vos jį atpažinau. Jis pakeitė šukuoseną. Dabar šalia manęs stovi jaunas vyras trumpais šviesiais garbanotais plaukais. Žinau, kad jam 28 ir kad didžiąją gyvenimo dalį praleido ieškodamos pusiausvyros tarp bažnytinio ir sekuliaraus pasaulio. Ar dar toli? Ne. Viena kita stotelė. Bet paklausyk, kaip vairuotojas pasako pavadinimą. Skamba kaip seno kipšo. Bet iš tikrųjų tai senos kulkos. Bet kartais jį dar sako senis klauso. O čia jau mano stotelė. Kaip jį vadinasi? Užkalbėjimas. Toks gilus, senoviškas pavadinimas. O va tas gražus dryžuotas, tai čia mano namas. Ar nebaisu čia vaikščioti vienam vakare? Tikrai ne. Nemanau, kad yra kažkokia grėsmė mano gyvybei arba saugumui. Bent jau dabar, bent jau kol kas. Yra buvę smulkių patyčių, kai jaunimėlis čia trinasi visą dieną. O tada tu eini pro šalį ir jie kažką tau šūkalioja rusiškai. Bet man dėl to neskauda. O apie ką jie šūkalioja? Apie išvaizdą. Turbūt nepakankamai mačo atrodau. Dar auskaras ir dažyti plaukai. Būtent. Ir nepakankamai pilki.
Bent jau tikrai ne kaip pilkos pelės. Rudenį nuėjau pas draugą, pas kurį jau daug metų kerpuosi ir pasakiau, kad noriu pilkų plaukų. Buvo vargo. Ir išėjo ne visai pilki. Gal tik truputį. Ir kai pabandžiau atnaujinti spalvą, jie pasidarė violetiniai. Ir atrodė baisiai. Ei, labas. Miegojai? Jinai bando pabėgti. Tu turi katę. Kažkodėl šita kvailiukė vis bėga į viršų, nors ten negalima išeiti į lauką. Bet užeik. Apsiauk šlepetės. Čia gali būti kačių kraiko. Kavos? Taip, ačiū. Kodėl nusprendė studijuoti teologiją? Viskas prasidėjo nuo to, kad gimiau ir užaugau religingoje šeimoje. Tiesą sakant, pradėjau nuo muzikos ir įsivaizdavau, kad tapsiu, nežinau, kokiu nors dirigentu, gal muzikantu, dar ko nors. Kai baigiau vidurinę, nuėjau į muzikos mokyklą. Aš esu kilęs iš Rakverės, o tuo metu ten jaunimo chorui vadovavo pastoriaus žmona. Bet neišėjo į vaiko priežiūros atostogų ir aš perėmiau jos pareigas. Mes su tuo choru apkeliavom visą Estiją, dalyvavom įvairiausiuose renginiuose. Nežinau, gal nuo tada man pradėjo patikti. O paskui atėjo Estijos adventistų bažnyčios vadovas ir paklausė, ar nenorėčiau važiuoti į Angliją studijuoti teologijos. Nes tas žmogus, kuriam prieš tai pasiūlė, nelabai gerai kalbėjo angliškai. Tada pagalvojau, kad gerai. Ir taip aktyviai dalyvauju bažnyčios gyvenime, tai kodėl ne? Gal čia toks Dievo iššūkis man. Tai ir išvažiavau. Ar užtikrintai priėmei tą pasiūlymą? Aš pasitikėjau savim. Tada turėjau artimą santykį su Dievu ir jaučiau, kad tai yra kažkas, kas ateina iš jo. Tada galvojau, kad jis iš manęs to tikisi. Ir mielai sutikau. Buvau tikras. Iki kada taip galvojai? Maždaug tol, kol... Geras klausimas. Buvo toks tarsi perinamas laikotarpis, kai pradėjau abejoti savim ir Dievu ir Bibliją, kokio galo aš visą tai darau. Ar tikrai esu tinkamas žmogus būti kunigu, kaip kad planavau. Gal paskutinių studijų metų pradžioje man galiausiai atėjo suvokimas, kad tai ne man. Aš esu Harju Risti bažnyčioje. Atėjau groti pamaldose. Net neatsimenu, kada paskutinį kartą čia grojau. Ką bažnyčios žmonės pagalvotų apie gėjų grojantį smuiku pamaldose? Šiaip, man atrodo, kad tai, ko jie nežino, nelabai gali jiems pakenkti. Ar iš vis kažkaip jų paveikti. Kita vertus, jeigu jie sužinotų, tai greičiausiai būtų kažkokia neigiama reakcija. Bet niekada nežinai. Viskas priklauso nuo to, kiek jie yra patenkinti savo gyvenimu, kiek yra plačių pažiūrų. Ar pažįsti kokį kitą muzikantą, kuris groja bažnyčiose ir yra homoseksualus? Pažįstu jo, bet žinau, kad jis pats nevaikšto ir nesako visiems. Sveiki, aš esu jūsų homoseksualus muzikantas.
pasilieka savo. Ar čia viskas gerai? Turiu omenyje prieš Dievą. Man atrodo, kad tokiais atvejais ne bažnyčia turi pasakyti, kas galima arba kas negalima. Tai priklauso tik nuo žmogaus santykio su Dievu. Jeigu žmogus jaučia, kad gerai sutaria su Dievu, tad aš nemanau, kad jis prieštarautų. Ar šiandien, kai groji, tarnauji Dievui? Gal netiesiogiai, bet iš tikrųjų neturiu tokio tikslo. Tegelikult tuli sinnamaani kõik. Dabar viskas buvo gerai. Buvo keli momentai, kol susitaikiau su Dievu. Ma otsisin temalt konkreetset vastust. Ieškojau atsakymo, ką man daryti su savo seksualinė orientacija. Või mis tema sellest arvab. Ką jis apie tai mano. Ja siis ta nagu... Ir tada jis tarsi nutilo. Jäi tummaks. Gal aš apkurtau. Või jäin mina kurdiks. Igatahes seda... Bet kokiu atveju, tas atsakymas neatėjo ir bendrai ryšys užstrigo. Selle taha ja läks aasta mööda ja... Praėjo metai ir tada pagalvojau, mis ma siin punnitan o kodėl tik aš vienas turiu taip stengtis? Nii ta jäi ära. Taip viskas ir nutrūko. Ja sellest tulenevalt loomulikult ir aišku, tada kilo didelis klausimas, ar apskritai reikia eiti į bažnyčią, ar būti bendruomenėje, kad gal be Dievo pajutimo ir to ryšio tai yra beprasmiška. Minu jaoks ei olnud sellel mingit väärtust. Todėl aš pasitraukiau. Ja nii ma ta maha jätsin. Mida sa täpselt küsisid? Ko konkrečiai prašai Dievo? Ma küsisin talt seda, et... Aš jam pasakiau, kad gerai, tu mane pašaukei dirbti šitą darbą, bet kartu tu žinai, kad... Samas sa tead, et ma ei ole... Kad aš nesu tradicinės, arba, kaip sakoma, pagal daugelio žmonių įsivaizdavimo normalios seksualinės orientacijos. Nesu heteroseksualus. Seksuaalse suundumuse poolest, et ei ole hetero, vaid olen gei. Et ma ei kujuta ette... Neįsivaizduoju, kaip galėčiau dirbti tavo darbą, žinodamas, kad Biblijoje konkrečiai pasakyta, kad tokie žmonės turi būti užmėtyti akmenimis. Jie yra prilyginami paleistuvėms ir kitiems ištvirkeliams, kurie niekada nepateks į dangų. Muud liiderdajad, kes taevariiki ei pääse või ei päri. Tai ką, būdamas tokie padėtie, aš turėčiau galvoti? Kaip tau atrodo? Bet prieš tai, aišku, paprašiau jo. Klausyk, Dieve. Sina oled kõikvõimes. Baigiam šitas nesąmonės. Padaryk mane heteroseksualų. Ei teinud. Nepadarė. Kadangi teologijos studijos buvo Dievo pašaukimas, aš paklausiau, tai kokia tavo pozicija? Mis su seisukoht siis on? Et kui sina oled armastus ja sa oled mulle nagu pannud kah, kad jeigu tu esi meilė ir davai man šitą meilės ir artumo siekį, kodėl būtent tai man ir draudi? Arba kodėl, kaip kai kurie žmonės siūlė, turėčiau laikytis celibato? Osad inimesed soovitasid nagu celibaadiks. Et ma ei leia, et see oleks minu... Atvirai sakau, nemanau, kad toks gyvenimas man tiktų. Ja nii ma küsisin talt... Tai ką tu apie visą tai manai? Klausinėjau jo visus metus, bet nesulaukiau jokio atsakymo. Kui sa läksid Inglismaal õppima... Kai išvažiavai į Angliją, ar jau žinojai, kad esi gėjus? Teadsid, et sa oled gei? Teadmine on nagu palju... Kad tada jau žinojau, aš nesakyčiau. Ma adusin. Gal labiau nujaučiau, kad taip gali būti? Tada aš dar nelabai apie tai galvojau, nes tada tai dar buvo toks kaip juokas ar kažkas, kas greitai praeis. Tai, kad mane traukė vyrai, o ne moteris. Tada tikėjau, kad jeigu tokia Dievo valia, viskas įmanoma, jis mane pakeis. Küll ta mu siis ära muudab. Tačiau taip nenutiko. Aga nii ei läinud. Ir vis tiek toliau mokysi, kad taptumai pastoriumi? Jah, ma jätkasin siiski õpinguid, aga selleks, et saada pastoriks... Bet būti pastoriumi, tai nebeturėjau tokio tikslo. Ei olnud mu eesmärk enam tol ajal. Et
õpingute viimase aasta Paskutinių mokslo metų pradžioje pas mane atėjo katedros vedėjas ir pasakė, kad užeičiau pas jį, kai turėsiu laiko. Mul aega on astuda mu tema office'ist läbi. Läksin siis tema kabinetti. Aš nuėjau ir jis pradėjo per aplinkui klausinėti įvairiausių dalykų ir galiausiai baigėsi tuo, kad paklausė, tai kokia tavo orientacija. Mis on sinu seksuaalsus siis lõpuks ja millised vaated sul on sellega seoses? Ir ką tu apie visą tai manai? Atseit iš kažko girdėjo apie mane. Oli kuskilt kuulnud ja kui ta sai nagu teada, ir kai jis sužinojo, kad taip, aš gėjus ir ne, aš neplanuoju laikytis celibato. Ma ei kavatse celibaadina elada elu lõpuni ja siis nad jõudsid ise järeldusele, et võib-olla, mitte võib-olla. Tai jis pradėjo sakyti, kad gal iš tavęs neišeitų geras pastorius, nes tai hea pastor just sellepärast, glumintų bendruomenę ir padarytų daugiau žalos negu naudos. Selle oma olekuga, et arvatavasti tooks rohkem kahju kui kasu. Aga jätkasin oma õpingud just. Bet aš tęsiau mokslus, nes mane visą gyvenimą mokė, kad jeigu kažką pradėjai, tai turi ir baigti. Siis tuleb see ka lõpetada. Ką apie tai mano tavo šeima? Perekond on väga mõistev. Mano šeima labai supratinga. 2 õde said mul varem teada. 2 mano sesės sužinojo anksčiau negu tėvai, bet kai sužinojo mano tėvai, labai jokingas epizodas. Kai dabar pagalvoju. Buvau Anglijoje, buvo mamos diena, tai paskambinau mamai. Ja helistasin emale. Labas, sveikinu, kaip reikalai ir taip toliau. Ja vestasime pool. Kalbėjomės gal pusvalandį ir tada manęs mama klausė, ar dar einu į bažnyčią. Ir tada aš jai pasakiau, kad ne, jau seniai ten nebeinu. Ja siis oli veel paar küsimust ja siis tekkis lihtsalt selline. Po to sekė dar porą klausimų ir man reikėjo apsispręsti, ar kažką pameluoti, ar pasakyti tiesą, kaip yra. Või ütlen tõde, nii nagu asi on. Tai papasakau tą istoriją, kad nebesutariu su Dievu. Siis oligi paar hetke vaikust. Tada buvo tokia pauzė ir pasakiau jai, kad esu gėjus. Siis oli seal pool natuke vaikust. Tada vėl buvo tyla ir mama pasakė, kad žinai, me armastame sind ikka, täpselt samamoodi. Mes vis tiek tave mylim, kaip ir anksčiau. See minu jaoks oli. Ir man tai buvo. See oli väga liigutav. Tai buvo labai jaudinantis dalykas. Ir paskui, kai grįžau į Estiją, pamenu, kaip vieną vakarą iki vėlumos apie tai kalbėjome su tėčiu. Vestlesime sellel teemal ja ma nägin, kuidas ta. Tada pamačiau, kaip jis stengiasi suprasti, kas yra homoseksualumas ir kodėl tu, Tave, esi gėjus. Miks sina, Tave, oled gei? Jis taip stengiasi suprasti ir prisipažino, kad jam nesiseka to padaryti. Ką aš jam pasakiau? Mis ma ikka selle peale kustisin? Ma ütlesin, et kad tau nebūtina to suprasti. Selline ma olen ja. Aš toks esu ir mes puikiai sutarėm. Tavės jaunesnioji sesuo Kristel gerai prisimena tą motinos dieną, kai jų mama gavo didžiausią dovaną – pasitikėjimą. Bet kartu Kristel gerai įsivaizduoja, kaip tokioje padėtyje galima jaustis. Mamai sunku dėl daugelio priežasčių. Iga päev toime tulemine selle teadmisega ja teiseks. Pirma, reikia išmokti su tuo gyventi kasdien. O antra, jei sužino kiti žmonės, jai atrodo, kad jie smerkia ir ją. Kad jos kolegos ar žmonės iš bažnyčios gali pamanyti, kad jinai netinkamai auklėjo sūnų arba padarė kitų klaidų. Midagi valesti teinud. Ar ji taip jaučiasi? Ta on paaril korral. Porą kartų kalbėdamas su manimi jį klausė, ar padarė kažką blogai. Mida ma küll olen valesti teinud. Jai atrodo, kad gerai mus augino, bet aš nežinau, ar tikrai giliai viduje jį jaučiasi už tai atsakinga. Kas on võimalik see, et ta nagu sisimas tõesti. Bet ji mums buvo gera mama. Ji padarė viską, kad būtume gerai žmonėmis ir jai iš tikrųjų pavyko. Mina olen öelda, et ta on meid hästi kasvatanud. Ta on hea ema olnud. Kas ema usub ka, et tema pojad Ar mama tiki, kad sūnus gali būti laimingas, būdamas homoseksualus? Seda ma ei tea. Šito aš nežinau. O kaip dėl lūkesčių, šeimos, anūkų? Lapselapsed. Eks ta kindlasti vast on mõelnud, nagu, et
Manau, kad ji yra pagalvojusi, kad būtų gerai, bet to nėra. Tikiuosi, kad ji patenkinta tuo, ką turi. Nendega, kes tal on. Minul on 2 poega ja... Aš turiu 2 sūnus ir Marion, mano vyresnioji sesuo, turi dukrą. Tai jau gana daug. Päris mitu juba. Tavė turėjo galimybę studijuoti Anglijoje, nes kitas jaunas vyras gerai nemokėjo anglų kalbos. Tas vaikinas buvo geras Tavės draugas, Ivo, kuris vėliau išmoko tą kalbą, baigė teologijos studijas užsienyje ir dabar yra Kurėsarės adventistų bendruomenės pastorius. 2 vaikystės draugai ir Newboldo koledžo absolventai po ilgo laiko susitinka gėjų klubo kavinėje. Sveikas, Tavė. Labas, labas. Nemačiau tavęs, nežinau kada. Turbūt prieš tau išvykstant į Angliją. Kada tai buvo? 97. 97. 4 aastaid, 4 aastaid. Šitiek metų, kad jau nebeįmanoma suskaičiuoti. Kodėl tavo balsas dabar toks žemas? Mano balsas visada toks buvo. Aš sakiau tau, kad Tavė buvo mano pirmas geriausias draugas. Kiek mums tada buvo? 3 ar 4. Mes tada vadinome vienas kitą kūnu ir krauju. Tiksliai. Kalbam apie reikalus. Kalbam. Kaip tu supratai tą dalyką? Paklausyk. Aš bandau suprasti, dėl to, kad turiu savo požiūrį. Supranti, kai prasidėjo brendimas, aš pastebėjau, kad mane jaudina vyrai. Iš karto. Iš karto. Ir tai mane prajuokino, nes atvirai pasakius, net nebuvau girdėjęs, kad toks dalykas iš viso egzistuoja, nes Sovietų Sąjungoje tokio dalyko nebuvo, o Estijoje... Kai aš buvau paauglys, irgi apie tai nežinojau. Tai va, matai, bet mane traukė vyrai, bet aš galvau, tiek to susitikinėsiu su merginomis, kaip ir priklauso. Taip ir padarai. O taip, tikrai dariau. Dėl to žmonės galvoja, kad aš jas vedžiau iš proto, arba kad buvau mergišius. Nevarėjau jų iš proto, jos pačios išprotėdavo. Iš tikrųjų, tai tada buvau toks naivus, kad nesupratau, kodėl žmonės eina iš proto. Daug metų man visa tai buvo taip juokinga, o paskui išvažiavau į tą koledžą ir kaip atsivėrė akis. Šiaip visai nejuokinga. Aš puikiai žinau, kad Biblijos požiūriu tai yra neteisinga, kad yra blogai. Bet atvirai pasakius, aš laikiausi celibato. Neturėjau jokių santykių ir visą laiką kovojau su pačiu savimi. Võitlus minu iseendaga. Ja õpiaega ja... O studijos tuo metu baiginėjosi ir aš nežinau, ką darysiu toliau. Et kas ma nüüd peaks minema ja... Tai ką, man susirasti mielą merginą, įsivaizduoti, kad esu heteroseksualus ir bandyti susituokti ir gyventi ilgai ir laimingai? Ar kaip? Kaip čia dabar pasakyti? Ir ką? Dabar kyla daug triukšmų dėl to. Net tai visiems bado akis arba kelia daug emocijų. Bet aš manau, kad, žinai, tikiu, kad Dievas sukūrė pasaulį ir Dievas sukūrė žmonės. Todėl tikiu, kad Dievas sukūrė žmonės kaip vyrą ir moterį. Ir visus intymius, visus seksualinius santykius Dievas sukūrė tik tarp vyro ir moters. Tai gerai, bet tai taip pat mane kaip homoseksualų. Tarkim, Dievas sukūrė žmonės būti vyrais ir moterimis. Taip, bet kas iš to? Ką man daryti? Mis ma sinna nüüd parata saan? Siis mida ma teen selle... Tai, kad Dievas yra meilė ir jis davė žmonėms gebėjimą mylėti ir poreikį būti mylimiems. Võime armastada ja tahti olla armastatud. Matai, bet kartu jis susiminė, kokiu būdu tai turėtų būti. Kaip aiškina Biblija, intimumas, seksualumas turi būti tik tarp vyro ir moters, kurie yra susituokę vienas su kitu. Ir tada visa kita yra ne pagal Dievo sumanymą. Tačiau dabar visi kalba apie tai, kad jie nori išreikšti savo meilę, kad viskas yra Dievo kūrinys ir panašiai.
No võtame nüüd ühe sammu tagasi, et Palauk, bet Biblijoje yra visokių dalykų, kurie laikomi labiau kultūriniu paveldu. Ten rašoma, kad pavyzdžiui, moteris šventose vietose turėtų dengti galvą arba kad turi tylėti ir panašiai. Tai taip. Ir kiti panašūs dalykai. Taip. Tai kur Biblijoje parašytas požiūris į homoseksualus? Koks Dievas sumanėme šito klausimu? Todėl aš ir manau, kad yra kultūriniai dalykai, kurie laikui bėgant keičiasi ir yra labiau išoriniai. Bet tai, kas susiję, pavyzdžiui, su santykiais, meilė, seksualumu, labiau vidiniais dalykais, tai nėra kultūra. Jie tokie sukurti. Bet kodėl tu apskritai manai, kad žmogaus seksualumas yra svarbus? Kodėl Dievui turėtų tai rūpėti? Argi mąstysena nėra svarbiau? Pavyzdžiui, koks esi dvasiškai, kaip sutari su Dievu ir kokį gyvenimą gyveni? Mąstysena yra svarbi, žinoma. Tai, kad vienas dalykas yra svarbus, neliminuoja kito. Nekalbėkime apie homoseksualumą. Pavyzdžiui, jeigu aš, kiekvieną dieną užsiimčiau seksu vis su kita moterimi, turėčiau atsakyti prieš Dievą. Gal man tiesiog patinka moterys? Negalėčiau sakyti, kad svarbu mano požiūris, o elgesys nesvarbu. Argi ne taip? Gerai, o jeigu dabar pradėčiau eiti į bažnyčią? Taip. Ir vieną dieną pasakyčiau, kad jaučiuosi pasiruošęs ir norėčiau ateiti į krikštynas. Priimtų mane į savo bendruomenę, ar ne? Manau, kad ne. Ir kaip paaiškintum? Manau, kad galėtum laisvai prisijungti, bet tada toks žmogus turi priimti Biblijos požiūrį ir supratimą, mokymą ir vertybės. Bet kadangi tu to nepriimi, tada apie prisijungimą prie tos bendruomenės negali būti nė kalbos. Bet jeigu ateičiau ir sakyčiau, kad atradau save iš naujo, vėl atradau savo tikėjimą ir laikausi celibato. Jei tai būtų tiesa. Taip. Tada sakyčiau, kad žinai, aš turiu tinkamą išsilavinimą ir pašaukimą, tai dabar būsiu pastorius. Oi, čia tai nežinau. Aš tikrai nepriimu tokių sprendimų. Pavyzdžiui, jeigu išsiskyręs žmogus nori būti pastoriumi. Ir ką? Tada jam nebegalima. Niekada? Pagal dabartinę tvarką niekada. Ta prasme, tai reikštų, kad jo reputacija kaip ir Sutepta. taip. Tai ir aš galėčiau kada nors tapti pastoriumi, ar ne? Jei žmonės žinotų, kad turi tokį potraukį vyrams, manau, tai būtų pakankama priežastis galinti sugadinti tavo reputaciją. Jei būtum pastorius, tai bažnyčios bendruomenė negalėtų į tave žiūrėti rimtai. Susitinku su Kristel parke, atokiau nuo miesto triukšmo. Palikę vaikinus ginčytis apie gerą ir blogą reputaciją, kalbamės apie tai, ar sesuo norėtų matyti brolį pastoriumi. Nelabai. Šiaip visada įsivaizdavau jį kaip muzikantą ar dar ką nors, bet ne kaip pastorių. Bet kai jis tada taip nusprendė, tada bandžiau jį įsivaizduoti kaip pastorių ir galvojau, kad jam būtų nelengva. Jis toks jaunas ir plačių pažiūrų, kaip jis stovėtų priešais bendruomenę, kur yra tiek daug įvairaus amžiaus žmonių ir jie tokie konservatyvūs. Bet taip neįvyko ir jis netapo pastoriumi. Ir aš dėl to labai neliūdžiu. Bet kaip dėl to, kad jis nebepriklauso bažnyčios bendruomeniai? Man yra svarbiau tai, kas jo širdyje. Ir jeigu ten viskas gerai, tada priklausimas bendruomeniai nebėra esminis dalykas. Bažnyčia mano, kad homoseksualumas yra didžiulė nuodėmė. Ką apie tai manote jūs? Žinau, kad bažnyčia mano, jog tai nuodėmė ir kad tam nepritarė. Bet aš kažkada galvojau apie tai, ar Tave yra didis nusidėjėlis. Siis ma jõudsin järeldusele, et minul on olnud ir priejau prie išvados, kad man buvo lengva pasirinkti, su kuriuo vyru apsigyventi kartu, kurti namus ir šeimą. Rajada kodu ja pere, aga temal ei ole olnud mitte
Bet jis neturėjo tokio pasirinkimo. Jam reikėjo rinktis ar su moterimi, ar su vyru. Ir dėl to turėjo kovoti pats su savimi. Või mehega, ta on pidanud nagu võitlema ja heitlema enda sees sellega, et see... Aš manau, kad to jausmo žmogus sėdintis bažnyčios suole nesupranta. Net aš sėdinti ant šio parko suoliuko nelabai suprantu. Aš nežinau, koks jausmas, kai tenka su tuo kovoti ir negaliu smerkti žmogaus, apie kurio vidinius išgyvenimus nieko nežinau. Tai kažkas daugiau nei samprata apie tai, kas yra nuodėmė, nagu üle mõistest, et kas patt või mitte patt. Ar yra Dievas? Taip. Jeigu jis per šitą laiką neišėjo, aš nesu praradęs tikėjimo. Net nežinau, ar tai tikėjimas, ar žinojimas, kad aš žinau, kad su juo kalbėjau, kad kažkada sutariau. Neturiu abejonių dėl jo egzistavimo. Ar taip pat tiki, kad yra dangus? Tikrai gali būti. Bet aš nesuku savo dėl to galvos, nes neturiu ten jokių reikalų. Kai dar buvau krikščionis ir tikėjau, tai man visa ta dangaus idėja buvo apie tai, kad ten pagaliau sutiksiu Dievą, kurio nebuvau matęs. Bet jeigu aš dabar su juo nesusišneku, tai nemanau, kad norėčiau būti kažkur šalia jo ir reiktų vengti vienas kito. Nes maždaug mes nesikalbam. See nagu ei ahvatle. Ma tunnetasin seda. Manęs ta mintis kažkaip nežavi. Jaučiu tą prieštaravimą tarp savo vidinio aš ir Biblijos. Sisemaailma vahel. Armastus kui selline. Meilė kaip tokia juk yra taip giliai žmoguje. Jos neįmanoma išvengti. Seda on võimatu vältida. Seda on minu meelest ka ir manau, kad neigti ją būtų pernelyg mazochistiška. Terve elu maha salata. Ma tean, et... Žinai, kaip prašoma. Tulge minu juurde kõik. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislikti. Aš jūs atgaivinsiu. Ma tulin. Tai va. Ja, eks minu koorem aš atėjau ir mane slėgė mano seksualinė orientacija. Aga hingamine... Bet to atgaivinimo taip ir nesulaukiau. Kätte saamatuks või tulemata. Girdėjote Estijos radijo dokumentiką Uždrausti jausmai. Autorius Meelis Suldas. Garso inžinierė Kiuli Tuli. Pasakojimas parengtas 2007-aisiais bendradarbiaujant su Belgijos VRT radiju kaip Tarptautinės Europos transliuotojų sąjungos radijo dokumentikos mokymų programos baigiamasis darbas. Treneris Edvinas Brysas. Į lietuvių kalbą vertė ir adaptavo Vaida Pilibaitytė. Na, o pabaigai balso žinutė, kurią Meelis Suldas atsiuntė kaip atsakymą į klausimą, kas Estijoje pasikeitė nuo tada, kai ši dokumentika nuskambėjo pirmą kartą. I remember every moment of recording that audio piece almost 16 years ago. Prisimenu kiekvieną akimirką, kai prieš 15 ar beveik 16 metų dariau įrašus šitai garso dokumentikai. Kaip susitikau su Tave, važiavau autobusu, sėdėjau pas jį, kaip ėjom į bažnyčią, kaip parke kalbinau jo seserį ir seną draugą gėjų bare, kurio net nebėra. Praėjus tiek daug metų ir stebina ir liūdina tai, kad Tavės istorija šiandien vis dar aktuali ir svarbi. Požiūris į homoseksualius žmonės bažnyčioje nelabai pasikeitė.
Net jei jie būtų aukštos kvalifikacijos specialistai, jiems vis dar galioja tie patys apribojimai. Kaip bebūtų keista, bet Davės istorija kažkaip virto mano paties istorija. Aš buvau žurnalistas ir šiandien dalį laiko dirbu šį darbą, bet taip pat pajutau pašaukimą tapti pastoriumi. Estijos evangelikų liuteronų bažnyčia 2 kartus atmetė mano prašymą, bet nuo praėjusių metų rugsėjo pagaliau esu įšventintas pastoriumi, tik ne savo gimtojoje šalyje. Kad tapčiau kunigu, turėjau bėgti į Didžiąją Britaniją, o dabar gyvenu Londone ir dirbu pastoriaus padėjėju Šventosios Anos liuteronų bažnyčioje. Čia žmonės mane pažįsta, žino mano istoriją ir priima mane tokį, koks esu, taip kaip ir Dievas priima kiekvieną.